Leidykla Svajonių knygos pristato Edith Wharton audio knygą Vasara. Iš anglų kalbos vertė Jūratė Žeimantienė. Įgarsino Vesta Šumilovaitė Tertelienė. Įrašą ruošė Audioteka LT. Audio knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Pirmas skyrius. Iš advokato Royalo namo vienintelė Šiaurės Dormerio gatvės gale išėjo mergina ir sustojo priebutyje. Buvo ankstyva popietė. Pavasariškai giedras birželio dangus liejo sidabrinių saulės spindulių lietų ant miestelio stogų, aplinkinių ganyklų ir maumedžių. Švelnus vėjelis tingiai gynė nuo kalvų pečių į priekį apvalius baltus debesis. Jų šešėliai plaukė laukais ir vingiuotų keliu, o šis, toliau eidamas per Šiaurės Dormerį, jau nusipelnė būti vadinamas gatve. Miestelis stūksojo atviroje plynaukštėje, tad jam stigo dosnios paunksmės, būdingos labiau apsaugotoms Naujosios Anglijos vietovėms. Visoje gatvėje, pradedant advokato Royalo namu, baigiant bažnyčią kitame gale, kur gatvė kilo į viršų ir ėjo palei tamsią juodųjų cūgų gyvatvorę, juosiančią kapines, pavėsi teikė tik gluosnių svyruoklių guotas prie ančių tvenkinio ir eglės prie panelės Hečart vartų. Nenuorama birželio vėjelis įsismarkavo, pašiaušė niūrių eglių viršūnės, nuplėšė šiaudinę skrybelę nuo jauno vyro, žingsniuojančią po jomis galvos ir nubloškė į tvenkinį kitapus gatvės. Nepažįstamasis puolė jo žvejoti iš vandens, o merginai advokato Royalo priebutyje krito į akis, kad jis ne vietinis, miestietiškai apsirengęs ir plyšta juokais iš šio nuotykio, kai būdinga nerūpestingoje jaunystėje. Jos širdis suspurdo. Taip kartais nutikdavo išvydus žmonės džiugiais veidais. Reginys paskatino grįžti į vidų ir apsimesti, kad ieško rakto, nors žinojo įsidėjus jį į kišenę. Mergina kritiškai apžiūrėjo savo atspindį siaurame žalsvame veidrodyje, kabančiame ant koridoriaus sienos po paauksuotu ereliu. Tūkstantąjį sykį apgailėjo, kad neturi tokių skaisčiai mėlynų akių kaip Anabelė Balč, retkarčiais atvažiuojanti iš Springfieldo, praleisti savaitę su senaja panele Hečart. Pasitaisė išblukusią skrybelaitę, rėminančią smulkų tamsaus gymio veidą, ir vėl išėjo į saulės nutviekstą gatvę. O, kaip man visą tai nusibodo, sumurmėjo ji. Jaunas vyras jau spėjo pradingti anapus panelės Hečart vartų, tad gatvė vėl priklausė vien tik merginai. Šiaurės Dormeris niekada negalėjo pasigirti žmonių gausa, ir birželį, 3 valandą popiet, visi dar likę darbingi vyrai plušėjo laukuose ir miškuose, o moteris užsiėmė nuobodžia namų ruoša. Mergina žingsniavo gatve, sukdama raktą ant piršto ir dairėsi aplink su didesniu smalsumu nei paprastai, pakurstytų netikėto nepažįstamojo pasirodymo gerai žinomoje vietoje. Įdomu, koks Šiaurės Dormeris atrodo atvykėliams. Ji pati gyveno čia nuo 5 metų ir ilgai manė, kad tai gana reikšminga vieta. Kol maždaug prieš metus ponas Mailsas, naujasis Hebberno episkopalinės bažnyčios pastorius, atvykstantis laikyti mišių Šiaurės Dormerio tikintiesiems kas antrą sekmadienį, jeigu keliai būdavo pravažiuojami, misionieriško įkarščio pagautas, pasišovė suteikti vietos jaunimui galimybę Netletone pasiklausyti iliustruotos paskaitos apie Šventąją Žemę. Taigi, tuzinas vaikinų ir merginų atstovaujančių savo miestelio ateičiai susėdo į vežimą, nudardėjo per kalvas į Hebberną, o iš ten traukiniu pasiekė Netletoną. Ta nepaprastą dieną Charity Royal pirmą ir kol kas vienintelį kartą važiavo traukiniu. Grožėjosi stiklinėmis parduotuvių vitrinomis. Paragavo kokosinio pyrago ir klausėsi nesuprantamų lektoriaus išvedžiojimų, trukdančių grožėtis ekrane matomais vaizdais. Ši išvyka merginai atskleidė, kad Šiaurės Dormeris tėra užkampis ir paskatino žinių alkį, kurio ji anksčiau nejautė, nors buvo miestelio bibliotekininkė. Taigi Charity keletą mėnesių karštligiškai ir nenuosekliai skaitė apdulkėjusius Hečardo memorialinės bibliotekos tomus, bet paskui Netletono padarytas įspūdis ėmė blėsti ir jai pasirodė lengviau priimti Šiaurės Dormerį kaip tinkamą vietą gyventi, nei tęsti savišvietą.
Tačiau nepažįstamojo pasirodymas vėl atgaivino prisiminimus apie Netletoną ir Šiaurės Dormeris sumažėjo iki savo realaus dydžio. Mergina nužvelgė gatvę nuo advokato Royalo išblukusio raudono namo vienoje pusėje iki baltos bažnyčios kitoje ir negailestingai vertino jo mažumą. Prieš akis plytėjo saulės spiginamas kalvotas miestelis vėjų pagairėje, atkampus, neturintis nei geležinkelio, nei tramvajaus, nei telegrafo. Nieko, kas šiuolaikinėje bendruomenėje jungia žmonės. Nebuvo čia ir parduotuvių, teatrų, lektoriumų, verslo kvartalo. Tik bažnyčia, atverianti duris kas antrą sekmadienį, kai keliai leido, ir biblioteka, kuriai ištisus 20 mečius nebuvo nupirkta nė vienos naujos knygos, o senos dulėjo drėgnose lentynose. Bet Charity Royal visada buvo tvirtinama, kad ji privalanti vertinti savo gyvenimą miestelyje kaip didžią likimo dovaną. Mergina žinojo, palyginti su užkampiu, iš kur buvo kilusi, Šiaurės Dormeris tiesiog palaimingas civilizacijos lopšys. Juk visi miestelyje jai tik ir kartojo šią tiesą nuo to laiko, kai ji atsidūrė jame dar būdama maža mergaitė. Netgi senoji panelė Hatchard paprotino ją vieną keblią gyvenimo valandą. Mano vaikė, nepamiršk, kad būtent ponas Royalas atvežė tave nuo kalno. Taigi ji buvo atvežtoji nuo kalno, nuo stataus ir vienišo, amžinai slėnio fone tamsuojančio skardžio, primenančio niūrią sieną, gerokai aukštesnė už nuožulnesnį Erelio kalnagūbrio masyvą. Kalnas buvo už gerų 15 mylių, bet taip aiškiai išsiskyrė tarp žemesnių kalvų, kad jo metamas šešėlis regis siekė Šiaurės Dormerį. Jis tarsi didžiulis magnetas sutraukdavo debesis, o per audrą jie išdrigdavo nuo ten po visą slėnį. Jeigu net giedriausią vasaros dieną virš Šiaurės Dormerio sukildavo lengva miglelė, vėjas veržliai plukdydavo ją kalno pusėn nelyginant valtį lyg vandens sūkurio. Ten jį kliūdavo tarp uolų, o tada suplėšyta ir padauginta jau užgriūdavo miestelį tamsiais lietaus debesimis. Charity mažai žinojo apie kalną, tik tiek, kad tai bloga vieta ir kad ten gimti gėda. Taigi, kad ir ką jai žadėjo Šiaurės Dormeris, privalėjo, kaip kartą paprotino ją senoji panelė Hatchard, nepamiršti, kad buvo atvežta iš ten, prikasti liežuvį ir jausti dėkingumą. Ji pakėlė akis į kalną, mąstydama apie minėtus dalykus ir kaip visada mėgino būti dėkinga. Bet jaunas nepažįstamasis, pasukęs pas panelę Hatchard, vėl atgaivino Charity's atmintyje tviskančias Netletono gatves. Privertė gėdyti senos skrybelaitės, keikti mintyse nuobodų miestelį ir pavydėti Annabelei Balch iš Springfieldo galimybę žvelgti skaisčiai mėlynomis akimis į dar didesnes nei Netletono grožybės. O kaip man visa tai nusibodo, darsyk apmaudžiai burbtelėjo ji. Pasiekusi gatvės vidurį, mergina sustojo prie suklypusių vartų. Pravėrusi juos nužingsniavo plytelėmis grįstų taku prie keisto šventyklą primenančio nedidelio mūrinio pastato su baltomis medinėmis kolonomis. Blizgėsi praradusios pauksuotos raidės ant frontono skelbė: Honorijaus Hatchardo memorialinė biblioteka, 1832 metai. Honorijus Hatchardas buvo panelės Hatchard prodėdė, nors senoji be abejo būtų sakiusi kitaip, kad būtent ji, Honorijaus Hatchardo produkterė čia, taip pabrėždama savo vienintelę pagrįstą pretenziją į išskirtinumą. XIX amžiaus pradžioje Honorijui Hatchardui pavyko pelnyti šiokią tokią rašytojo šlovę. Kai retai užsukančių skaitytojus informavo marmurinė memorialinė lenta, jis turėjo literatūrinių gabumų, sukūrė apsakymų rinktinę Erelio kalnagūbrio atsiskyrėlis, artimai bendravo su Vašingtonu Irvingu bei Fitzugrinu Haleku ir pačiame jėgų žydėjime mirė pakirstas šiltinės, kuria užsikrėtė Italijoje. Taigi Šiaurės Dormerį ir literatūrą siejo ši vienintelė gija, įamžinta memorialiniu pastatu. Ir kiekvieną antradienio bei ketvirtadienio popietę Charity Royal rymodavo čia, prie rašomojo stalo po apmusijusią plieno graviūrą, vaizduojančią velionį autorių, svarstydama, kuris iš jų labiau miręs. Jis savo kape ar ji jo atminimui skirtoje bibliotekoje. Vangiai įslinkusi į savo kalėjimą,
Mergina nusiėmė skrybelaitę ir užmetė ant gipsinės Minervos statulos. Tada atidarė langines ir persisverė pasižiūrėti, ar kregždės lizdelyje po langu jau atsirado kiaušinėlių. O galiausiai, įsitaisiusi prie rašomojo stalo, išsitraukė ritinėlį medvilninių nėrinių ir metalinį nėrimo vašelį. Ji nebuvo didelė rankdarbių mėgėja, tad per keletą savaičių tesugebėjo nunerti siaurą vos pusės jardo juostelę, kurią laikė bibliotekoje, apsukusi aplink aptrintą žibintininko egzempliorių. Bet neturėjo kitos galimybės papuošti vasarinės palaidinės nėriniais. Be to, kai pati neturtingiausia miestelio mergina Elė Hos pasirodė bažnyčioje apsigaubusi pečius savo darbo pavydėtino grožio plonyčių nėrinių šaliu, Čeritė ėmė žvaliau darbuotis vašeliu. Dabar jį išviniojo nėrinius, įbedė vašelį į kilputę ir sraukus antakius palinko prie rankdarbio, kai netikėtai prasivėrė durys. Dar nė nepakėlusi akių mergina jau žinojo, kad į biblioteką įėjo jaunuolis, neseniai pradingęs anapus panelės Hečert vartų. Regis, visiškai jos nepastebėdamas, nepažįstamasis ėmė iš lėto slinkti per patalpą, primenančias kliautuotą rūsį, susinėręs rankas už nugaros ir trumparegėmis akimis įdėmiai stebėlydamasis į išblukusias knygų nugarėles, kol galiausiai prisiartino prie stalo ir sustojo priešais Čeritę. Ar turite katalogą? Pasiteiravo maloniu skambiu balsu. Nuo tokio keisto klausimo, jei net vašelis išsprūdo iš pirštų. Ką tokį? Na, žinote, nepažįstamasis užsikirto ir tapo akivaizdu, kad tik dabar pirmą kartą sąmoningai pažvelgė į merginą, nes iki tol dėl trumparegiškumo neišskyrė jos iš bibliotekos inventoriaus. Pro Čeritės akis nepraslydo ir tai, kad ją išvydęs pametė mintį, taigi ji nudelbė žvilgsnį ir šyptelėjo. Nepažįstamasis irgi nusišypsojo. Ne, nemanau, kad žinote, pasitaisė jis. Tiesą sakant, būtų beveik apmaudu, jeigu turėtumėte. Čeritė tarėsi išgirdusi atlaidžią panieką, tad piktai išpyškino. O kodėl? Todėl, kad tokioje nedidelėje bibliotekoje smagiau ieškoti knygų bibliotekininkiai padedant. Lankytojo atsakymas nuskambėjo taip pagarbiai, kad mergina tapo atlaidesnė ir atsidususi pasiteisino. Bijau, nelabai galėsiu jums pagelbėti. Kodėl? Kaip matote, knygų čia nedaug, o aš pati perskaičiau gal tik kokių 10. Jos sudulėjo dar prieš mane, niūriai paaiškino Čeritė. Mat kaip, labai gaila, juolab, kad jau pastebėjau keletą išties vertingų. Regis, jaunas vyras prarado susidomėjimą pokalbiu ir akivaizdžiai pamiršęs pašnekovę sugrįžo prie knygų lentynų. Užgauta jo abejingumo, mergina nusprendė, kad neverta jam talkinti. Beje, nepažįstamajam ir nereikėjo pagalbos. Mat jis, atsukęs jai nugarą, jau rūpestingai vieną po kito ėmė apdulkėjusius tomus nuo viršutinės lentynos. O ką aš sakiau? Pakėlusi akis Čeritė pamatė, kad lankytojas uoliai valo vieno tomo viršelį nosinę ir padarė išvadą. Taip jis tylomis nepelnytai priekaištauja jai už nesirūpinimą knygomis, tad suirzusi pareiškė. Aš nekalta, kad jos apdulkėjusios. Nepažįstamasis atsisuko ir akivaizdžiai susidomėjęs paklausė. Tai jūs ne bibliotekininkė? Aišku, kad bibliotekininkė, bet juk negaliu kiaurą dieną valyti dulkių. Niekas vis tiek šitų knygų neima skaityti. Dabar netgi panelė Hečert nesilanko dėl skaudamų kojų. Manau, išties negalite, sutiko jaunuolis. Padėjo Tomą į vietą ir tylėdama žvelgė į Čeritę. O jeigu panelė Hečert atsiuntė į čia šniukštinėti, kaip jie atlieka savo darbą? Ši mintis dar labiau pakurstė merginos nepasitenkinimą. Neseniai mačiau, kaip jūs įėjote jos kiemą, išbėrė ji nesivargindama minėti pavardės, kai buvo įprasta Naujojoje Anglijoje. Į panelės Hečert? Mandagiai pasitikslino pašnekovas. Ji mano pusseserė. Apsistojau pas ją. Esu Liucijus Harnis. Tikriausiai panelė Hečert pasakojo apie mane. Ne, nepasakojo, papurtė galvą Čeritė. Na kągi. Stojusi tyla išdavė, kad jauną vyrą nustebino pašnekovės atsakymas. Po pauzės jis tarstelėjo. Spėju, kad jūs neįtin daug išmanote apie architektūrą,
Čeritė pasijuto visiškai išmušta iš vėžių, nes kuo labiau stengėsi suprasti lankytoją, tuo labiau jis ją trikdė. Liucijus Harnis jai priminė lektorių iš Netletono, įmantriai postringavusi apie vaizdus ekrane, ir mergina apgailėjo savo tamsumą. Norėjau pasakyti, kad vargiai turite knygų apie šių vietovių senovinius namus. Man regis, jų architektūros dar niekas išsamiau netyrinėjo. Visi veržiasi į Plimutą ar Seilemą ir labai kvailai daro. Pavyzdžiui, mano pusseserės namas gana įspūdingas. Akivaizdu, kad turi turtingą praeitį, kad tai ne tik sienos ir stogas. Liucijus Harnis nutilo ir išraudo, kaip nutinka droviems žmonėms, kai jie susigriebė, kad tapo per daug šnekūs. Žodžiu, esu architektas ir ieškau šių kraštų senovinių namų. Čeritė apstulbusi dėbtelėjo pašnekovą. Ieškote senovinių namų? Bet juk Šiaurės Dormeryje pilna senienų, bent jau miestelio gyventojai tikrai seni. Jis šyptelėjo ir vėl ėmė studijuoti knygų lentynas. Gal čia esama kokių nors leidinių apie Šiaurės Dormerio istoriją? Regis turėtų būti vienas parašytas 1840 metais. Knyga ar brošiūra apie pirmuosius persikėlėlius? Taip, brošiūra Šiaurės Dormeris ir pirmosios Erelio apygardos gyvenvietės išties buvo bibliotekoje. Čeritė slapčiomis tūžo ant jos, nes kaskart, kai tvarkydavo lentynas, ta plona knygiukštė minkštais viršeliais arba nukrisdavo, arba pradingdavo tarp storų tomų. Ji netgi prisiminė, kada paskutinį kartą kėlė brošiūrą nuo žemės ir ne juokais nusistebėjo. Nutiktų man taip, kad kažkam prireikia gaišti laiką ir jėgas rašliavai apie Šiaurės Dormerį ir aplinkinius kaimelius – Dormerį, Hambliną, Krestoną ir Kreston Riverį. Ji visus juos žinojo, tuos namus išsibarsčiusiais tarp atkampių uolų. Į Dormerį gyventojai Šiaurės Dormerio traukdavo obuoliauti. Kreston Riveryje prie upelio trūnijo pilkos apleisto popieriaus fabriko sienos, o Hambline pirmiausiai įsisiautėdavo pūgos. Štai ir visos bent kiek žymesnės vietovės. Čeritė atsistojo ir neryžtingai nužingsniavo tarp knygų lentynų. Neturėjo nė menkiausio supratimo, kur paskutinį kartą įbruko brošiūrą. Nuojauta kuždėjo, kad knygiukštė nelaukia jos matomoje vietoje. Ne, dabar jai nenusišypsos tokia laimė. Knyga kažkur čia, sumurmėjo, kad parodytų bent šiokias tokias pastangas. Na kągi, tarstelėjo Liucijus Harnis. Čeritė suprato, kad jis netrukus išeis ir dar labiau panoro aptikti tą nelemtą knygiukštę. Tuomet kitą kartą, pridūrė jaunas vyras ir padavė jai tomą, kurį prieš minutėlę šluostė nosinę. Beje, truputį saulės ir oro šiai knygai nepakenktų. Ji gana vertinga. Jis nusišypsojo, linktelėjo ir išėjo.